Labadiena, ponė direktorių, malonu Jūs matyti. Sveiki. Sveiki. Kol kas netrukus įvyko labai svarbus mums balsavimas. Seime buvo šnekėta apie naktinių taikiklių įteisinimą medžiokliai. Visi labai laukiam, visi labai tikėjomės, kad bus pozityvus rezultatas, bet išėjo kaip išėjo. Ir aš noriu Jūsų paklausti, kokia yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nuomonė apie tai, kaip viskas vyko, kodėl yra toks rezultatas. Na, viskas natūraliai vyko, demokratinio proceso ciklas, kuris buvo pakankamai ilgas, klampus ir stabdantis, galime tai pavadinti. Buvo naudojamas įvairios politinės taktikos, kad kuo labiau tik atgrasyti nuo inovatyvių ir pažangių norinčių būti medžiotojų, bei juos palikti už paraščių. Mes galbūt taip įvardėjame, kad ir balsavimas pats parodė, kad tik 2 balsų buvo persvara, kad Seimas neatliepė į medžiotojų poreikį ir nebuvo linkę jungtis prie Europos pažangių šalių, kurios civilizuotai kovoja su afrikiniu kiaulių maru. Tai be abejonės labai gaila, kad taip atsitiko, nes, kaip žinote, tos šalis, kurios susidūrusios su afrikiniu kiaulių maru, kurios tęsiasi jau, tas maras tęsiasi apie 10 metų, vis dėlto turi įsiteisinęs šias priemonės ir Lietuvoje tos politinės valios niekaip nerandama. Na, naktinius toliau galima įsigyti, galima turėti, galima gabenti, atrodo daug ką galima, bet medžiokliai ne, yra tabu vis dėlto ir turi medžiotojai Lietuvos gyventi po kol kas be šito prietaiso ir įrenginio. Ne visi galbūt žino, bet naktinių taikiklių įteisinimas medžioklėje vis dėlto turi tam tikrą kilmę ir daugiau nei prieš metus pakeitus ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas buvo registruotas Lino Jonausko medžioklės įstatymo pataisos pasiūlymas, kuriuo buvo siekiama nustatyti naktinių taikiklių besąlyginį naudojimą ir draudimą. Tai ten atsirado ir priemonės, ir įrankiai, ir būdai, kas stipriai ribotų medžiotojų veiklą ir nepaliktų galbūt profesionalam, tai yra, turėčiau omenyje, veterinarijos specialistus, aplinkosaugininkus, galų gale mokslininkus ir medžiotojus. Čia reikėtų išgirsti, kad ta priemonė yra po kol kas medžioklės taisyklėse, po įstatyminėme teisės akte ir bet kada ministerija turinti ar ministras politinę valią, tvirtą stuburą, galėtų ministro įsakymu tiesiog tą priemonę įtvirtinti. Toliau, kad tos priemonės naudojimas būtų teisingas, ministras visada turi galimybę nurodyti naudojimo terminą, trukmę kažkokią tai ar būdus ir taip toliau. Ta ir kitos šalis yra padariusios, ir Latvija, ir Estai, ir Lenkai, mes tą įsinagrinėję, vieni įstatymų, kito taisyklėse, bet pats svarbiausias tas momentas, kad taip, mūsų kaiminės šalis turi teisės aktų teisinę, vadinkim, šitą priemonę. Ir reikia vertinti tai, kad vis dėlto sprendžiant šitą naktinių taikiklių klausimą buvo pajungta sunkioji artilerija, politikos tam tikri ir mohikanai, kurie įsitraukė, tai ir premjerė, ir krašto apsaugos ministras. Rodos, kad valstybė nėra svarbesnių klausimų nei medžioklė. Nepalanki buvo ir šios kadencijos aplinkos apsaugos komiteto opozicija su priešakyje savo pirmininkė lyderė, kuri nusiteikusi prieš medžiotojus. Nieko, manau, per šį mūšį politikus stipriai apšvietėme medžioklės klausimais ir sutikėme daug žinių galbūt ateičiai, kas yra tikras, ta prasme, padarytas toks žingsnis pradas, kur ateitie galbūt tokių apmaudžių sprendimų nebus priimta. Ir tai jau be abejonės yra įris į priekį ir galiu pasakyti, kad medžiotojų taip lengvai nebepastumsi. Kad medžiotojai taip pat dalyvauja politikoje, nes be to neišvengsi vis dėlto. Jeigu valstybės politika iškelia medžioklės klausimą į aukščiausius lygmenius, tai be abejonės mes kaip organizacija tame turime dalyvauti.
Bet iš, galima sakyti, naktinių taikiklių priešininkų pusės irgi buvo didelis spaudimas, galima sakyti, ir ne visada teisingas ir teisyklingas, galima pasakyti, nežinau, ar teisingai sakau, bet galbūt jūs galite apšviesti jūsų nuomonę šito klausimu. Visi tie plakatai su elniais, su vilkais naktinio taikiklio kryžyje, kaip vertinti tokią visuomenės klaidinimą, galima sakyti? Žinot, mes visą tą matėme, greičiausiai ir medžiotojai tą matė, visuomenė taip pat buvo klaidinama, žinot, sukurta opinija ir būtent per žiniasklaidos formuojančią neteisingą viešąją nuomonę. Ir informacinis laukas buvo labai didelis, vadinkime, aš jau paminėjau vyriausybės ir politikos stiprų įsitraukimą, bet stipriai ir žiniasklaidą. Nors reikia pagirti kai kurios žiniasklaidos šaltinius, kad ne visi vienašališkai žiūrėjo, atsiribojo ir stengiasi pateikti tikrąją tendencingąją tą informaciją. Stipriai veikia populizmas ir politiniai dividendai, plus įsitraukia nuomonės formuotojai, turintys socialinių žmonių kapitalą, kurie turėjo įtaką tą formuoti, vadinkim, reiškia tikros netitinkančią informaciją, bei įžeidinėjo medžiotojų bendruomenę, vadindami brakonierius. Ir tas yra skaudžiausia, nes žinot, ne visi tokie yra ir dauguma tokie nėra. Ir kitas dalykas, kartos keitėsi nuo nepriklausomybės laikotarpio ir mano, vadinkim, tokiai, aš prisiskiriu vis tiek jaunai kartai, net ir jaunesni žmonės yra tikrai neverti tų etikečių, kurias nuo galbūt senesnių laikų norima priklijuoti. Taip, medžiotojai keičiasi, medžiotojai tampa nebeingi neteisėtai medžioklei ar neteisėtai veiklai gamtoje. Tačiau, kas bebūtų, ar politikai, ar nuomonės formuotojai neturi neigiamo įvaizdžio kurti apie tam tikrą bendruomenę, šiuo atveju medžiotojus. Ir labai keista, kai valstybės institucijos galbūt nėra tarpininkais, kurie šviestų būtent kas formuoja tą politiką, tai aplinkos ministerija ir aplinkos apsaugos departamentas. Tai turėtų šviesti apie tą medžiotojo funkciją, galų gale tai mes turime ir pareigas, ir išlaidas ir taip toliau. Tai vyksta antrinis toks dalykas iš esmės, kad kaip tik mums stengiamasi kuo daugiau tiesiog pakenkti. Žinot, sklandė naratyvas, kad tai lobizmo interesai, kurį tikrai norisi, niekas vienas dalykas nepagrindė, bet kurį norisi paneigti, nes jeigu būtų kitaip ir tai būtų didelis lobizmo interesas, tai vis dėlto galvoju, kad šitas klausimas būtų įveiktas, nes tam būtų, žinot, lobistinės organizacijos ar verslo subjektai skiria didelį. Tikrai sutinku, tai mokesčių mokėtojai padėtų. Supranta, ir būtų šitie visi klausimai greičiausiai kitaip vykę, daug greičiau, smūgiškai ir atakuojant dabar kaip galėjome, mes tais medžiotojiškais resursais, kokia esame organizacija, kokį tą biudžetą turime, daug, kaip čia sakyti, labdaringos veiklos, kur šitais klausimais tiek padėjo teisininkai, tiek viešųjų ryšių specialistai ir taip toliau. Tai ačiū jiems, visai komandai, visi tie, kurie ir medžiotojams teisingam, kurie labai oriai ir solidžiai atstovėjo socialiniai visoje erdvėje. Tai ačiū jiem, kad mokam konstruktyviai pateikti ir daryti, bet tikrai norime paneigti, kad tai nebuvo joks lobizmo interesas, nes taip ir liko gandų lygmenyje svarbiausiai. Ir čia atsakomybė tų asmenų, kurie tai reiškia. Lai lieka jų sąžiniai. Toliau buvo naktinių taikiklių klausimas, ne medžiotojų vien tik klausimas, nors jūs sakysite kaip, bet ir daug kas tą ignoravo, bet vis dėlto tai yra susiję daug plačiau. Tai ir ekonomiką galime įvardinti, ir geopolitiką, ir socialinius santykius, gyvūnų gerovę ir juos užtikrinimą. Nes, žinot, nesinori grįžti prie tų temų, kadangi jos tiek publicistinėse laidose, tiek žiniasklaida buvo iškart nubraukiamas ir eliminuojamas, bet žinot, pilietiškumas ir pasiryžimas, ta prasme, medžiotojo kaip turinčio įgūdžio valdyti ginklą, noras būti iš esmės už valstybę ir kovoti, tai yra tikrai skaudus momentas, kada tas nubraukiama vienu brūkšniu. Nes aš manau, kad Lietuva yra prisėmusi riziką, kad karo nebus. Tai taip ir tikėkimės, bet tas, kas įvyko po būtent Seimo sprendimo, tai tikrai demotyvuoja, šiek tiek ir demoralizuoja tą medžiotojų bendruomenę. Ir tada slopinamas pilietiškumas, patriotiškumas, esant reikalui ginti valstybę, medžiotojai tikrai buvo pasiryžę ir tas pasiryžimas buvo didelis, jeigu tikėti apklausomis, kad 9 iš 10 buvo pasiryžę
na, lai te būna su paklaida jau 50% medžiotojų bendruomenės, kaip pavyzdys 15 000, tai yra didžiulis skaičius, kai tuo tarpu valstybės piliečių, kurie eitų valstybę ginti su ginklu, yra tik 14% ir valstybė daro savo apklausas. Tai kiekvienas žmogus, kada galbūt prireiks, bus aukso vertės. Žinoma, bailiai patrauks per Lenkiją į vakarus, o pasirengę ginti žūti tėvynę liks šalyje. Tada apmaudu, kad aukšto lygio politikas, krašto apsaugos ministras ar karybos kiti ekspertai vienu brūkšniu nubraukė medžiotojų pilietinį pasiryžimą ir medžiotojus rikiuoja į įprastų piliečių eilutę, nes manau, kad žinot, kad medžiotojas ir pilietis yra tarp eilinio piliečio ir medžiotojo, tai vis dėlto ar kario, tai medžiotojas yra to viduriniai grandy, kurioje vis tiek jis žino ir maskavimosi subtilybės, žino ir miško galbūt atsitraukimo kelius, ir ginklo įgūdžius ir taip toliau. Mes vis tiek ir to klausimu domėjomės, nesame piešti, tai yra ir NATO tas standartas vis dėlto dėl kalibrų ir ginklo ir taip, ir namuose turimi ginklai ne visi galėtų būti panaudojami, bet dalis procentinė kažkokia ar išraiška, ar 10-15 tūkstančių medžiotojų tikrai būtų pasitarnavę. Žinot, medžiotojai galėtų vykdyti užnugario veiklą, ar remiantis funkcijas būtent savivaldos lygmenyje, komendanto paskirimus, saugoti strateginius objektus. Žinot, yra ir tiltai, elektros pastotys, vandenvietės, kurios yra gyvybiškų funkcijų galbūt užtikrinimui, nes reikės žmonėms per tiltus ir atsitraukinėti ir taip toliau. Tai mes suprantame, kad į pirmasias linijas kaip krašto kariai tikrai medžiotojai neitų, nebent tie, kurie turi specialiuosius įgūdžius, yra tarnaujantis, priklauso šauliam ir taip toliau, bet vis tiek būtų galima išnaudoti, žinot, ir infrastruktūrą, medžiotojų infrastruktūrą, tai medžiotojų nameliai miškuose galėtų būti, kad ir draugijos turima kiekvienoje rajone draugijoje, reiškia, administracinė bazė, patalpos ir taip toliau. Netmestina ten, kad gali įsikurti štabai, medžiotojų nameliai gali pasitarnauti, žinot, ir kaip maisto saugyklos, kadangi yra ir šaldikliai, šaldymo įrangas. Ir galų gale netmeskime variantą, kad medžiotojai gali aprūpinti maistu, nes valstybės pasirengimas, reiškia, maisto krepšelio yra po kol kas skurdus, užtektumėm turbūt 2-3 mėnesiam. Tai netmestina galimybė, kad laukinės faunos užtikrimas vartojimui būtų galbūt per medžiotojų grandinę, bet niekas nieko su mumis niekada nesikalbėjo, apart tuos kartus, kai mes patys rodėme iniciatyvą. Tai matai ir suprantame, kad ne visi tie medžiotojai galbūt pasitarnautumėm, bet tą politinį pasiryžimą labai nesmagu ir nemalonu, kai nubraukė. Netgi, žinot, paanalizavus, kiek per metus paruošė Lietuvoje karių, tai yra apie 3000, o medžiotojų dabar mes pagal aplinkos apsaugos departamento duomenis pasižiūrėjome, kad yra per 1000 paruošimą. Tai tiesiog pirminį pasirengimo kažkokį ciklą įtraukime į medžiotojų kursą, kuris ten per valandą gali būti išklausytas, ir tai jau bus poslinkis, bet niekas to tiesiog net neieško tų kelių. Na ir labai įdomu, kas už to stovi, jeigu už to, kad suinteresuota, kad jau Lietuvoje tarp civilių būtų kuo mažiau parengtų asmenų ir galbūt naudojančių tuos naktinius taikiklius, tai aš manau, tas demotyvuoja. Aš noriu tikėtis, kad šitas medžioklė, galbūt neigiamas sprendimas nepakeis lietuvių tą pilietiškumą ir neprivers jiems bėgti iš šalies ir nekovoti už savo tėvynę, jeigu prireiks. Ne apie tai klausimas, bet tikrai gaila, kad nėra pasitikėjimo, kad medžiotojas yra laikomas kažkokiu, nežinau, nusikaltelių, žudikų ir ką ten dar, bet mes mokame už išteklių naudojimą, mes žiūrim, kad mažintų žalą, kad populiacijos tvarkytų, mes daug darbo darom, bet valstybė kažkaip mano, kad mes esame kažkokie priešiai, kažką mes ten norėjom padaryti, aš nesuprantu, ko jie bijojo. Bet gerai, Laimonai, galbūt jūs galite paaiškinti, kokia dabar yra teisinė situacija, nes po šito posėdžio, jeigu aš teisingai suprantu, tai
medžioklės įstatymo pakeitimai nebuvo priimti ir kas dabar vyks ir kas dabar įmanoma. Nes mes atsimenam, kas žiūrėjo Seimo posėdžio tiesioginė laida, kad mūsų gerbiamasis aplinkos ministras Simonas Gentvilas perspėjo Seimą, kad dabartinė situacija yra tokia, kad galbūt kitas aplinkos ministras turės galimybę įteisinti taikiklius medžiokliai. Tai kokia yra dabar situacija ir ką mes galim tikėtis ir laukti, ar ką mes darysim, koks planas? Kadangi paminėjote ministrą, pradėsiu nuo ministro, matyt pasisakymo ministras vengia tos asmeninės atsakomybės, kada kaip šiai dienai galiojančiose medžioklėse taisyklėse galima draudžiamas priemonės ar įrankius pakeisti, vis dėlto jis nori greičiausiai deleguoti Seimui ir jo balsavimo rezultatai tą parodo. Projektas, kuris buvo dėl naktinių taikiklių įteisinimo, visiškai eina į nulinę stadiją, iš esmės. Ir priimtas premjerės pasiūlymas, kad drausti naktinius taikiklius, priemonės, būdus ir taip toliau įtraukti į įstatymą, tačiau šitas paketas nėra galutinai pilna apimtimi priimtas. Tai reikia tikėtis, kad dar Seimo nariai turės tos politinio ryžto ir to galbūt blaivių įžvalgų, kad paliks tokį reguliavimą, koks jis šiai dienai yra, nes atsitikus priešingai, ta prasme, ne tik medžiotojų nenaudai dėl tų naktinių taikiklių, bet galbūt kaip pavyzdį įvardinsiu, jeigu būdai atsiras įstatymą esant stichiniam reiškiniui, kaip galbūt gausiam sniegui, snygiui ir taip toliau, kada žvėris gali sunkiai judėti ir taip toliau, kur, aš manau, ir medžiotojai iš etinės pusės pristabdytų medžioklės, bet ministras gali tiesiog parašyti įsakymą, kad 2 savaitės apriboja tam tikrą būdą dėl tam tikrų priežasčių. Ir tą galėtų šiandien pasirašęs rytoj jau paskelbti. Įstatymas turi priėmimo, pateikimo, svarstymo komitetuose ciklus ir jie labai, kaip matot, užtrunka ilgai, mūsų atveju daugiau negu metus. Tai tokių būdų ar priemonių ar įrankių nebūtų galima pakeisti. Tai mes nemanom, kad šitas teisinis reguliavimas tuo atveju būtų teisingas. Ir dabar, reiškia, mes galim laukti tik kito Seimo, kitos kadencijos ir tada kažką galbūt daryti dar kartą, ar kaip? Greičiausiai, žinot, pagal Seimo statutą projektai gali būti teikiami tik tais praėjus pusmečiui nauji, tai panašu, kad taip, artėja rinkimai ir tas matėsi kai kurių politikų, ta prasme, laikysenoje, tai teks laukti sekančių Seimo rinkimų, palaikyti tuos Seimo narius ir atsižvelgti, kadangi jeigu medžiotojų bendruomenė vertina, kad tai mums labai svarbus klausimas, palaikyti juos artėjančiuose Seimo rinkimuose. Bet aš dar norėčiau sugrįžti prie kitos platesnės, dar ir ekonominės tos temos, kurios po geopolitinės nepaminėjau. Žinot, medžiotojai turi daug pareigų, kaip minėjot jūs, ir mokesčių ir taip toliau, ir patys apskaitą atliekame, ir infrastruktūrą investuojame, ir afrikinių kiaulių marą valdome. Ir kai kurie patys mūsų tarpe esantis medžiotojai, kurie, vadinkim, ne visi galbūt pritarė naktinių taikiklių įteisinimui, tą pareigą mūsų valdyti afrikinių kiaulių marų labai nuvertino galbūt. Bet aš neįsiu į techninės medžioklės detalės, bet man iš valstybės pusės tik toks vienas ekonominis požiūris yra, kad per 10 metų nesitvarkome su laukinė faunoje ir kiaulių ūkiuose esančia liga. Ligos vis dėlto yra ištakos, tai iš laukinės faunos, tada pereina į namų ūkius. Tai reiškia, pirma grandinė, kur mes galime lokalizuoti ar bent stengtis sukovoti su afrikiniu kiaulių maru, tai yra laukinė fauna. Ką valstybė šiai dienai medžiotojams davė, kad jie kažką padarytų. Taip, vienokios kitokios piniginės išmokos buvo, bet tokių ar priemonių, ar renginių, galbūt tai šaldiklius įrengė medžiotojams, kad jie tik turėtų kur laikyti. O kol kas mus privartavo, kad jūs įsirenkit šaldiklius ir laikykit tik ploto vieną, tai jokių būdų ne kažkur kitur, ne namuose, ne dar kažkur, kad neplatintų. Esant židiniam likviduokit, reiškia, gaišinas, jų ieškokit, laikykit žvėrieną, galbūt patirkit sąnaudas,
kol tyrimai užtrunka, tas administravimo procesas ne visada buvo sklandus ir šiai dienai reikia laukti, kartais būna savaitė ir daugiau tyrimų, mes patirime išlaidas, elektrą ir taip toliau, mums visur tik sąlygos, nieko nedavė. Ir žinot, tvarkoj, mes medžiotojai tą iki šios dienos sukandę dantis darydavom ir įgyvendindavom. Bet valstybė nežiūri daug plačiau ir Žemės ūkio ministerija turbūt nežinau, kur dairosi, bet kiaulių augintojai prarado 80 000 kiaulių. Valstybė patyrė daugiau negu 30 milijonų nuostolių. Sunaikintas smulkus ir vidutinis verslas. Tai žinot, kaimo gyventojas eilinis, kuris kažkada, ta prasme, tiek savo reikmėm, tiek parduoti galbūt tą kiaulieną augino, atsisakė šitų pragyvenimo šaltinių verslų. Tai nejaugi valstybei tas dalykas nerūpi, kaip kiaulininkystė, daug ir su kiaulių augintojų asociacija dirbom ir mes juos palaikėm ir jie mus palaikė, kad mes šerną, mangutą ir lapę šiandien pastatom prieš visą galbūt ekonominę grandinę, nes pagalvokime ir apie galutinį vartotoją, kuriam ta kiauliena pabrango, kuriam vietinės kiaulienos neužtenka, kurią veža iš Lenkijos ir taip toliau. Tai visą šitą, ką aš jums ką tik sudėsčiau, ar tą geopolitinę situaciją, ar afrikinio kiaulių marą, mes išsamei buvome išanalizavę tarptautinę patirtį, tarptautinis teisės aktus direktyvas. Dabar afrikinio kiaulių maro valdymo planas rengiamas, galbūt ir su privalomaisiais nurodomis. Nežinau, kaip patys medžiotojai pažiūrės į šitą klausimą. Taip, mes kaip lyg tai juos atstovaujantį organizaciją, skleidžiantį jiems žinią ideologiją, turėtumėm juos uždegti, bet kaip mums juos uždegti, kaip pats valstybės požiūris ir politinė laikysena yra neigiamai nukreipta, galų gale pajungiant ir visuomenę visą. Tai nežinau šitas klausimas, aš vėl grįžtu prie tos demotyvacijos ir bandysim kažkaip tai gyventi toliau. Aišku, kad gyvensim toliau ir viskas bus gerai ir stengsimės daryti savo darbus ir atlikti pareigas, bet labai gaila yra, kad vien tik idėja priešintis medžiotojams, parodyti, kad medžiotojai kažkokie ten blogi žmonės yra, tik dėl tos idėjos įsitraukė, kaip jūs pasakėt, sunkiai veikėjai politikoje ir pakeitė tą jau laukiamą teigiamą sprendimą, nes pokalbėje su Andriu Palioniu irgi buvo pasakyta, kad didesnė dalis Seimo yra už ir viskas yra gerai ir supranta jie tie logiškus argumentus ir viską, bet atsitiko, kaip atsitiko. Gerai, lauksim. Nieko gyvenimas netragedizuoja, aš noriu ir už medžiotojus pasisakyti ir tiesiog visuomenėje tą formuoti. Medžiotojai daug žino, bet žinot, mes turime skirti laiko ir socialiniam savo veiklai, renginiam, kuo daugiau eiti visuomenį, įsilieti, skirti energijos, šviesti apie mūsų veiklą, dalintis galų gale, ką mes parsinešame iš gamtos, nes tik per tokias priemonės ir būdus, reiškia, mes tą situaciją švelninsime. Žinot, visuomenė turėtų žinoti, kad kas 4., 5. kartas iš medžioklės, kada grįžtama be laimikio. Ir čia labai svarbu paminėti, skiriamas laikas medžiokliai vis mažėja, žinot, dėl įtempto to gyvenimo tempo, tikslai, lūkesčiai, ypač jauniems žmonėms, tai žinot, todėl ta medžioklė norisi, kad būtų produktyvi, tiek rezultatyvumo atžvilgiu, tiek gyvūnų gerovė, žinot, taiklaus šūvis, o valstybei svarbiausiai turėtų būti, kad tos populiacijos būtų, vadinkim, optimalios ir pakankamos. Iš atsakingų ir aukštų pareigūnų užimančių politikų pareigas, girdėjus tą visą laikotarpį, kad medžiotojus krikščia kaip hobį, galbūt tą veiklą, ką mes medžiotojai patys sakome, kad tai mums labiau pareiga ir atsakingas populiacijos valdymas, tai netgi ne visi politikai supranta, kas tai iš ties medžioklė. Žinot, tik medžiotojų kasdienio darbo ir sąmoningumo dėka būtent išaugo gyvūnų populiacijų, kurias mes šiandien turim ir kurias reikia pripažinti, palaikyti ir optimales ir atliepiančias ūkio subjektų, galbūt patiriančių žalą ar valstybės ir visuomenės interesą. Yra nelengvas uždavinys mums šitą pareigą vykdyti, nes dabar taip visi prieš miško kirtimus, tai prieš medžiotojus dar kažkas, tas žalesis kursas ir judėjimas jis vis dėlto vyksta ir stiprėja ir mums nelengva tą rasti balansą, bet mes suprantame, to neignoruojame,
kad turi būti ir visuomenės lūkesčiai, interesas ir poreikis. Visuomeniai smagu, kai važiuoja automobiliu ir mato per langą kažkur laukuose, palaukėse ganančius gyvūnus, tai parodo medžiotojų sąmoningumą. Jeigu važiuotų vieną kitą kartą, reiškia, ar tam tikrą laiką ir nemato gyvūnų, tai reiškia, medžiotojai blogai atlieka ar per intensyviai savo pareigas. Nu, tad tas balansas vis dėlto yra. Ir žinot, medžiotojai neša kolektyvinę atsakomybę, atitinka, reikia paminėti nepriekaištingą reputaciją, kurią turime atitikti, kitaip medžiotojai neturėtų teisės medžioti, teisės įsigyti ginklą. Ir va čia vėl tas momentas, kai mums keliamos nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, tačiau valstybė nepasitikė savo piliečiais, o piliečiai, bent jau aš sakau, laikau save valstybės dalimi. Tai labai būna keista. Ir žinot, pati medžioklė yra ir medžiotojų bendruomenė viena iš labiausiai valstybės kontroliuojamų veiklų ir patys medžiotojai atlieka kontrolės veiklą ir mūsų bendruomenė daro viską, ką galima padaryti, jog pažaboti brakonieriaujančius asmenis, nes kas antras pranešimas ar 50% pranešimų mes galime laikyti, kad patys medžiotojai, būdami gamtoje, praneša aplinkosaugos institucijom, nes 70 pareigūnų su visa pagarba jiem, nes mes sakome, kad mūsų vardiklis bendras užtikrinti mūsų supančios aplinkos ar gyvosios faunos ir floros apsaugą yra bendras tikslas, taip elgėsi teisingi medžiotojai. Na ir liūdna, kad per 33 Lietuvos nepriklausomybės metus požiūris į medžiotojus nėra pasikeitęs, nors atėjo nauja medžiotojų karta. Šių laikų medžiotojai vis labiau propaguoja tausojančią medžioklę, kurioje populiacijos tankiai reguliuojama pagal populiacijos būklę ir tvariai užtikrinantį naudojimą. Tai mes tą tikrai suprantame ir su skaudu, kai valstybė ar aukščiausia valstybės vadovai visus medžiotojus prilygina brakonieriais, jais netapus ir neplanuojant tapti. Nepaisant visko, aišku, reikia padėkoti politikams už tai, kad per pastaruosius kelerius mėnesius Lietuvos medžiotojų bendruomenės veikla sulaukė gerokai daugiau dėmesio ir bene pirmą kartą turėjome galimybę laisviau diskutuoti, pateikti argumentus ar atremti nepagrįstą kritiką bei susitelkti tiek tikslinėms publikoms atitinkamas žinias apie tai, ką veikiame. Ir turime vertinti politikus, išgirdusius mūsų teiginius ir argumentus, dalyvavusius diskusijoje, palaikiusius mus ir medžiotojų bendruomenę. Na ir tikro atsakingo medžiotojo rankose tas naktinis taikiklis tikrai nėra blogas. Laimonai, didelis ačiū Jums už aiškinimą, už pokalbį ir už Jūsų pasitikėjimą šviesoje ateityje. Ir aš galvoju, kad visi medžiotojai žiūrės į priekį ir dirbs ir toliau atliks savo pareigas, nepaisant galbūt kažkada neigiamo požiūrio iš visuomenės pusės, ir bandysim kuo daugiau informuoti apie tai, kaip kas veikia medžioklėje, ką mes darom ir kodėl mes tai darom. Ačiū Jums didelis, Laimonai, ir tada iki kitą kartą. Viso. Ačiū.